Niekas negali ginčyti su mumis, kad mūsų rajonas yra negražus. Mūsų rajonas labai gražus. Čia gyvena daug gražių žmonių. O ar saugu mūsų rajone gyventi? Ar reikia naktimis susirakinti duris net ir kaimuose ir įsivesti signalizacijas? Apie tai mes ir paklausime. Saugu gyventi mūsų... Oi. O ponė su mumis kalbėti nenori. Ar saugu gyventi Raseinių rajone? Manau, taip. Ir naktį išeinate? Ne, naktį neišeinu. Aš, žinot, kaip pasakysiu, čia gal reikia pasidomėti tokiais dalykais, o kai nesidomi, aš naktim dabar tikrai nevaikštau, tai ir negaliu niką pasakyti. Norime paklausti. Naktį nevaikščiu, kaip bus saugu. Tai bus saugu. Nu. Kaip jums atrodo rajonas pakankamai saugus, mūsų rajonas visas? Vidutinis, man atrodo, nežinau. Dėl ko kaip atrodo, kas čia? Ai, čia kaip ir visur tas pats. O kaimynais ar pasitikėtumėte, paliktumėte, kur raktą pasakytumėte? Na, mūsėt, kad ne. Ne, geriau pas savęs jau. Ar saugu Raseinių rajone gyventi? Nieko, ponė, neatsakė. Sunku ir ką atsakyti. Naktimis nevaikštau, vakarais vėlai taip pat. Bet iš tiesų tai nenorėčiau išeiti, ko gero nėra saugu. Kaip jums atrodo, kaime ar saugu? Nu, bent pas mūsų saugu. Nežinau, naktim nevaikštau. O ar surizikuotumėte? Nežinau. Viena išeitų? Ne. Taip, manau, kad visai saugu. Viena išeitumėte? Viena einu, tačiau būtų gerai, kad būtų šviesos naktį, nes gatvėse šviesų nėra. Ir nuo 12 valandos iki 5 valandos, man atrodo, visiškai tamsu Raseiniuose. Šiaip gal ir ne visai saugu, bet aš niekur nevaikštau vakarais. Bet jei reikėtų, ar drąsiai eitumėte? Tu. Niekas niekada dar nepersijėmė, tai nebijau Raseiniuose. Nebaisu. Nebaisu, sakot? Ne. Norim paklausti, ar saugu gyventi Raseiniuose? Ačiū, naktim nevaikštau. Na, manau, gal ne visada, nes yra visokių ir kurie vagia ir taip, nemanau, kad labai saugus. Bijau, aš iš vis bijau į Raseinius išeiti. Mes nevaikštam naktim. Nevaikštat? Ne. O jei reikėtų, ar drąsiai eitumėte? Ne. Neičiau jokių būdų drąsiai. Neteka susidurti su tokiu, kad atimtų ką ar ką, bet jau, kai girdėtis visko būna. Bet girdėjote, kad taip yra? O klausė, kelintą kartą man atsibodo tas pats klausimėlis. Tas pats jau antrą kartą klausė tą patį, per tą patį, ką nors įdomu paklausė. Ar naktį? Namuose būnu, niekur neišeinu, tai man saugu. Saugu. O kitur tai nežinau. O pažįstami, kaip sako, ar čia saugu? Nežinau. Ne, neinam iš viso niekur. Vaikštom naktį nėra, kur vaikščiot naktį. Iš tikrųjų, tai baisu vienai moteriai paryti, baisu būtų. Gatvės neapšviestos. Tas tai taip yra, čia žiemą kažkada jau tai tamsu visai, nepalik kaip kituose miestuose. Su užsieniu nepalygis visai, kad būna apšviesta. Tai sakot, gali, bet kas užpulti? Jeigu labai norėtų, gali. Tamsu nieks neprisišausi nieko, ten policija kas, kad ekipažas važiuoja, bet jis tikrai nepadės, jeigu tamsu, nemato tavęs. O tokių įtartinų, kad vaikštinėtų kartais pamatote, yra turbūt? Kad neaišku, ką galime sulaukti iš jų. Einam nematom naktim. Bet šiaip tai būtų, ko gero, tiek to jaunimo yra, kur neskuba namo pareiti, taip savoje. Tolu čia pageriančių yra, tam parke sėdėdavo ant suolelių, į stadione mokyklos pirmos, irgi ten būna iš po vakaro butelių primėta, reiškia vyksta naktim kažkas tai. Naktimis nevaikštau, tai saugu, nežinau, jauniems galbūt ne. Manau, negaliu pasakyti, tikrai vakarais nevaikštau, tai man tai tikrai saugu. Bet tas naktinis gyvenimas Raseiniuose verda? Manau, kad verda, nes girdisi kaip kaukia mašinos. Taip daugiau negaliu ką pasakyti. Būna tikrai pravažiuoja labai garsiai. Netoli gyvenam Jurbarko gatvės, tai tikrai. Nu, manęs tai nekliudo niekas. Nekliudo? Nu, ne. Nu, vakarais nevaikščiam smarkiai. Taip, tai nežinau. Nebuvau su jie su toje situacija,
Aš negaliu pasakyti. Kaip su pažįstamas pasikalbat, ar tiesiog nėra nuo ko saugotis turtą? Ar yra vis dėlto? Nu, nėra, ne.